Rožėms saulė patinka, tačiau anot gėlininkų šių dienų karščiai sutrumpins jų žydėjimą, plinta ir daugiau ligų. Gėlininkai sako, rožės Kauno botanikos sode žydės dar kelias savaitės, o kai kurios ir iki pirmųjų šalnų. Botanikos sode dabar žydė apie 3,5 rūšių ir veislių rožių. Gėlininkai tikisi, kad kai kurios žiedus įskleis vėliau, mat šalta žiema ir drėgnas ruduo gėlėms buvę nepalankus. O rožėm yra labai negerai užsistovėjęs vanduo šaknyse. Ir šiaip rekomenduojama už tai rožę sodinti, kad gruntinis vanduo būtų ne aukščiau kaip metro lygio. Ir vat, to pasekoje ypač drėgmės dalis rožių nukentėjo. Praktiškai, jeigu dar būna daug atodrėkių žiemą ir stovi vanduo, tai rožėm labai blogai. Bene sėkmingiausiai peržiemojo šios aisbergo rožės, beje jos ir vieno seniausių botanikos sode. Žydė jau 30 mečius, tačiau mėgstamiausios lietuvių dideliais žiedais arbatinės hibridinės rožės. Pačios atspariausios ir gausiausiai žydė tai yra polentinės, bet žmonės nelabai jomis susidomi už tai, kad jų žiedukai yra maži, nors jų žiedinė būna labai daug ir jos labai ilgai žydė. Skaičiuojama, kad Kauno botanikos sode auga apie 3,5 tūkstančio gėlių karalienę vadinamų rožių kerų.